Tai ką, taigi, neišvengiamai pelėsis kaip ir Lietuvoje, taip ir Ispanijoje yra lygiai ta pati problema. Ispanijoje ne ką prasčiau. Pelėsis auga ir dar, sakyčiau, net greičiau. Čia matot, rūdis eina, ten pelyja, čia dažai atkylo. Grindys irgi matau tokios papelyjusios. Tai čia, aišku, problema yra kita, kad jie nedaro jokių hidroizoliacijų. Jie tiesiog paprastai viską sprendžia. Aišku, yra čia niuansų, kad kranelis laša ir plus nuo sienų patenka drėgmė skverbėsi. Tai viskas čia pelyja. Taip, kad pelėsis visam pasaulyje, kaip sakoma, auga. Tik tai, kad vieni reaguoja į situaciją, kiti nereaguoja. Ten atmato toli. Kažkokie ten vamzdžiai, dar ten kažkas, nu, žodžiu. Pelija konkrečiai. Kaip sako, be skrupalų. Be skrupalų. Čia per visą gaunasi perimetrą. Problema, aišku, yra, kad ir ten vanduo kapsi. Čia per sieną visur skverbėsi. Čia visur. Nes čia biški netgi žemiau yra negu čia. Čia gaunasi nuolydis yra. Ir čia, na, tiesiog trūpa viskas per fasadą. Matosi net vanduo, kuriam konkrečiai lygiai, nu, žolė auga. Tai irgi faktas, kad išduoda, kad stipriai pelyja viskas. Tai va. Ir šita spinta, aišku, yra problematiška, nes nuolydžio kampas padarytas į šitą pusę, į tą kampą, ten matosi, kur vanduo renkasi. Tai automatiškai vanduo susirinkęs, jisai bėga čia per sieną, ten yra siena šveileris įleistas, tai ten vis tiek nėra sandarų ir tas vanduo patenka ir jisai bėga per visus galus, kaip sakoma. Bėga ir po to čia va, per spintą, ten matosi per šoną su pelyja yra, čia spinta su pelyjus, būtent ta spinta, kur lauke stovi. Tai čia viskas yra susiję. Nu va taip ir pelyja viskas. Tai vagi. Tai mes situaciją, kaip sakoma, galim jums padėti spręsti tiek Lietuvoje, tiek Ispanijoje. Konkrečiai dirbame Costa del Sol regione, Lietuvoje dirbame Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Latvijoje.